Sveiki visi, čia turėtų būti mažas nešiojamas televizorius, kaip nešiojamas. Tarkim, jeigu reikia jums kažkur ten prisijungti kaime, važiavote į sodą kokią, tai jį galima jungti, kaip matot, mašinose. Ir taip toliau. Unispectra vadinasi. Žinau, čia ko UK, tai gal net čia kažkokia tai, sakyčiau, UK kompanija. Kartu įeina į šitą komplektą ir antena. Taip, šoną. Tai va, matot, Smart Ready TV. Reta, kažkoks lydi tada, ir taip toliau. DVB T2, Preview Full HD, in Europe Free, čia TV, built-in FM tuner. FM tuner tai radijas yra. Taip, LED HD. Galima kabinti, H265, HD in, dedasi kortelė, media playeris yra, audio equalizeris, wall ceiling bracket yra dar. Battery compartment, jisai ką pakraunamas? Jisai pakraunamas jaučiu. Taip, pirkau iš pigų LT. Taip, tvirtinimai, baterijos įdėtos pirmą kartą gyvenimą. Taip, jungimas prie mašinos. Kol kas iš šoną atidėsiu. Taip, audio video laidai. Ir maitinimas. Taip, maitinimas. Audio video laidai nedomina, nes nenaudojam. Taip, AC, DC adapter. 12 voltų. Puiku. Čia kažką prie kažko tvirtinti reikės. Ar ne? Ar čia nuo kito išpakavimo, nežinau. Taip, kas dar? Aha, tvirtinimas. Puiku. Tvirtinimas iš šoną. Antena matau. Ateina jau. Traukiam viską iš čia. Lauk. Taip, antena. O geras, aš galvau, kad čia antena bus metalinė. O čia pasirodo kaip šitas va. Kaip plastikas, plastikinė kažkokia. Eik tu savo. Čia kaip ją tvirtinti. Place the antenna near to the window or audio to get a signal. Ok. Geras, žiūrėkit kokią anteną. Kaip pjaustoma lentelė. Taip, laidas. Taip, antena šiek tiek iš šoną. Ir traukiam pagrindinį daiktą. Taip, dėžėtus čia. Tarp kitko, aš esu padaręs kažkokį tai išpakavimą prieš daug metų. Ten buvo mažesnis telikas, bet jie veikia gerai. Kaimus ypač. Nes tuomet pirkau kaimui. Taip, antena yra atskira. Ai ne, pasirodė antena. Taip, čia stovas. Kas čia? Aklumas. Nežinau kas čia. Taip, du garsiakalbiai, SD kortelė, mygtukai. Prastai neatrodo taip labai. Taip, Smart Ready TV, antena. Taip, čia, antena. AV output, vaga, kas čia displejus. HD in.
USB ir on off. Okay. Taip, aš pabandysiu įjungti, pažiūrėsime, ką jis čia turi. Jeigu jis turi iš vis baterijos pakraunamas. Ne, nieko iš čia neturi. Tada aš jį nustatysiu. Taip. Tai yra kumas. Ne kumas, tai yra kanalai, puiku. Įdėsiu vakuumus ir pasižiūrėsim. Tai yra baterijos. Kur mano baterijos. Ir pasižiūrėsim, kaip veikia. Taip, štai taip įsijungia. Pirmas ekranas. English. Lietuvių nėra turbūt. Gal yra lietuvių, turėtų būti. Anam buvo. O ne, gal nebuvo. Ar ne? Deutsch. Nu, nėra, tai nėra. Ką padarysi? Ok, English. Taip, ir kokią čia šalį dabar rinktis reikia? Nėra Lietuvos, kaip visada. Visada renkuosi Poland. Tokiu atveju. Taip, iš čia ieško dabar. Ieško, gerai, kai suras, tada vėl dar kartą. Surado Vilniaus regione 24 programas. Stėja ševirėjame. Garsas toks neblogas. Taip. Ir yra labai blogoje ir pažeidžiamoje padėtyje. Tie kanalai. Taip. TV6. BTV, TV Polonija. Info istorija. Delfi TV, Belsat, LRT televizija. Tik per šviesą rodo truputėlį. Taip, einam dar į meniu, pažiūrėsim, kas čia bus. Meniu. Taip, picture. Picture mode standard, vivid. Kontrastą jaučiu čia. Meniu kontrastą jaučiu reikia mažiau. Nežinau kaip įeiti. Na, žodžiu, va, matot, galim nusakyti kontrastą. Oi. Taip, ir ten. Nu, bet čia tai navigacija, tai po meniu tai čia, nu, ok. Option matotas D language tokia, tas lybnėga. Time zone Warsaw, nu. Sound mode standard. Music. Mui. Paliksiu standard. Taip, auto volume, kas čia? Surround sound gali būti. Wow. Puiku, palikau SRS. Taip, nu ir picture. Kas čia? Labai yra šitas meniu ant distancinio. Standard, ok.
Ai, va, supratau. Taip. Picture mode kontrastą truputėlį pamažinsim. Niekaip negaliu įeiti kontrastą. Nu, okei, nesvarbu. Taip, taigi būtų štai toksai televizorius kaip ir viskas. Va čia yra distancinis toks. Toliau einam kitą kanalą. Ai, va, brightness kontrast. Supratau, žiūrėkit, ir nematau, pasirodo pačiai rodo. Taip, sharpness padidinam. Taip, toliau kontrastas. Biškį pamažinom. Šviesumas, va. Nu, color. Spalvų pridėsim. Sharpness pridėsim. Kontrastą padidinsim. Žiauriai šviesu. Nu va, meniu. Pagaliau aš išsiaiškinau. Bet jos kažkoks veidas suspaustas. Meniu, palaukit, tai picture. Aspect ratio turi būti. O, ir vėl. Standard, okei. Aspect ratio. Not supported? Okei. User padarysiu. Taip, išeinam atgal. Nu va, rodo labai gerai, jeigu gyvenat netoli televizijos bokšto. Tai ką, aš nuorodą įdėsiu, galėsit pasižiūrėti ir iki kitų kartų.